Sveiki visi, šiandien žaidžiam avatarų pasaulį ir kaip matote, kursiu naujų žmogeliukų, todėl kad noriu susikurti naujesnį pasaulį, kad taip atrodytų gražiau. Taigi bandau. Pirmas žmogeliuką bus mama. Pasirinksiu, kaip matote, šią spalvą. Blemba, kaip čia apsivedė. Tuoj per naują. Ne, nedarysiu iš vis. Akys atrodys mamos, gal ne. Mamos akys bus gražios. Mamos akys spalvos bus žalios. Žinot, antakiai viską gadina, tiesa? Baisu. Tai nieko nedarysiu. Šitas? Ne, mama tokių dantų aš neturės. Tokie? Tokios lūpos yra geriausiai. Žandai tokie, kokie skruostai galėtų... Blemba, ne tą nuėjau, tai kokie skruostai čia galėtų būti? Oi, čia iš vis kaip čigoniai kokiai. Čia mano nuošiūra bent jau. Gerai šitas. O šitas... Bet mamos plaukai kaip jau atrodė turės. Niekas nežinom. Ir niekas dėmesio nekreipiam į spalvą. Ne, man to... O, ne, kas čia atsitiko? Eina savo, kažkas padarėjau. Tai spalva. Bet čia net tokia jau lietuvaitė gautųsi. Bet ne. Ruda. Tokia. Ir mamos nugaros tam plaukai bus kaip surasti, taip. Dabar reikia surasti tą spalvą, kur čia, va. Ir reikia jos visus rūbus. Mama turės, kokius čia auskarus gali mama turėti? Tokius. Garų. Ir mamos gal kokie karoliai, kaip čia galima sakyti, bus tokie. Labai jau dideli, bet tokie. Čia tai suplėšytom akėm man vis dar nepatinka. Tai... Ai, čia dar blizonų yra. Ką galima pagalvoti? Kokį man čia blizoną? Gal tokį? Pat, bet čia ne blizonai iš viso. Suknelės. Ne, rimtai. Va šitas jai tinka. Dabar spalvą reikia sugalvoti. Gal tokia? Va tokia. Ir mama turės kojinės rūžos. Ne. Turės juodas. O batai bus tokie. Ne, tokie. Gerai. Ir mama padaryta. Kaip čia taip ilgai? Ai, ne tą paspaudžiu. Gerai, vėl sugrįžom, va. Ir dabar darysim mergaitę, kurios ūgis, kuri bus mokyklinukė. Mergaitės akis bus šitos per daug didelės, krypė atrodo. Tokios. Man tokios patinka. Jos akis bus žalios kaip mamos. Ant tokių neturės, net burna bus tokia. Taip, toliau. Čia, žinokit, net nepagreitinti. Čia bandau paskubėti, kad nežinau net dėl ko aš taip darau, bet... Ai, žinau. Ne, noriu viską greičiau parodyti, kaip čia padaryti.
Nu, ne kaip jūs turit padaryti, bet kaip aš turiu padaryti. Taip, man tinka. Ir bus... Oi, ką? Bus gerai, man patinka šitas. Mergaitė plaukų segtuką turės. Arba segtukus. Hidoro lėktuvėlis, Hamsulėdo motorėlis, kiek vinių jam reikės, pasakysiu tu. Nu, gerai, šitas man tinka. Tada apranga. Tinka. Ar ne? Taip. Ir viskas, padarėm. Nežinau, man atrodo, čia reikės antros paros. Antra dalis, man atrodo, tikrai bus. Nes aš čia viską padaryti nespėsiu. Dabar turės... Čia berniuką ar mergaitė? Mergaitė. Čia visi mano bus mergaitės. O tėtis bus vienintelis. Bet šiaip tai... Šito vaiko akis bus... Ai, tokios pačios. Nu ką aš čia žaisiu? Taip ilgai. Gerai lūpos. Šitas bus taip. Bet čia mergaitė ilgų plaukų jau nepadarysi. Čia jau... Ai, padarysi? Tokius ilgesnius. Tokius. Ne, man tokie patinka. Toliau. Aš noriu kuo greičiau viską padaryti. Šitas žiūri cute atrodo. Šitas koinės bus varlytės. Čia jau net nesimato net. Ir tą blizoną. Ką nenešius zuikučius. Viskas, padarėm. O dabar katę, šunį, nežinau ką padaryti. Šunį. Nežinau kokio dydžio. Tokį. Aha. Šitą žiūri ir... Ta prasme... Koks juodas. What? Kodėl jis toks juodas? Ar jis toks turi būti? Arba tokia gali būti. Tokį. Man reikia kažkokio juodumo. Šitas netoks juodas. Šitas akis žiūri cute atrodo. Jos bus žiūri mėlynos. Tamsiai šviesios. Tamsiai. Antakiai bus. O dieve, šitas labai liūdnas. O, koks piktas atrodo. Toks bus. Nežinau. Kurią spalvą daryti? Oranžinė. Ne, juokauju. Nesiderinau visai tą oranžinę. O dieve. Davai šitą. Šitą žiūri juokingai atrodo. Juokingas? Ne. Nu jis nelinksmas. Čia ne juokingas, aš parašau žus. Nu gerai. Tai jau bus antra dalis. Ate.